Sveikučiai! Šiandien išsikepsim porą kalakutų šlaunelių. Marinavimui naudosiu jogurtą graikišką ir mineralinį, apie prieskonius vėliau. Tiesiog negalėjau praeiti parduotuvėj pro tokio dydžio kulšeles, labai įdomus kepsnys. Pradiniam marinavimui naudoju druską, juodus pipirus, taip pat granuliuotus česnakus ir čili dribsnius. Man toks prieskonių mišinys tinka labai įvairiai mėsai ir galima, aišku, jį visada paįvairinti. Kalakutų kulšelės pasitaikė gana didelės, tai vienos svoris yra apie 1,2 gramų, gal šiek tiek mažiau. Tai druskos reikėtų dėti pakankamai daug, prieskonių irgi, nes kadangi marinuosim su kefyru ir su mineraliniu, tai viskas atsiskies dar, o prieš pat kepant dar nuplovus visą tą marinatą bus galima uždėti papildomai prieskonių. Man labai pasiteisino vištienos arba kalakutienos, paukštienos apskritai marinavimas naudojant kažkokį pieno produktą. Tai šiuo atveju naudoju graikišką jogurtą be papildomo skonio, bet galima naudoti kefyrą, rūgpienį, labai pagerina mėsos struktūrą, jinai suminkštėja ir to skonio paskui nesijaučia. Kad mėsa išsimarinuotų greičiau, pridedu dar šlakelį vytauto. Šįkart marinavau kulšeles kelias valandas, bet jeigu turit galimybę, tai visada yra geriau marinuoti per naktį. Ir ištraukus tiesiog nuplaunu šaltu vandeniu, tada pridedu papildomai druskos ir šiuo atveju naudoju komercinį prieskonių mišinį, kuris turi savyje šiek tiek cukraus, tai bus tamsesnė, aišku, mėsa kepant, bet labai geras skonis, kadangi yra ir aštrumo, ir saldumo. Jeigu neturėčiau šių prieskonių, tai tiesiog dėčiau tada druską, pipirus, česnakus tuos pačius, kuriuos dėjom pradinę marinatą ir tikrai labai geras skonis. Kulšelės yra pakankamai didelės ir turi viduje nemažą kaulą, tai bus pakankamai ilgas kepimo procesas, todėl naudoju deflektorių ir papildomai dedu nulašėjimo indą. Taip pat dar parūkinsiu medienos pagaliukais. Kuriam kepsninę ir aš naudoju tokį dažnai kombinuotą būdą, kai pradedu nuo šaltos kepsninės. Tai reiškia, kad nelaukiu, kol kepsninė pilnai įkais, užtenka, kad sudega uždegtukas, tada pridedu medienos pagaliukų, kad būtų rūkytas skonis ir galima jau iš karto dėti mėsą ir leisti kepsninį kaisti kepimo metu. Tai pradedam nuo žemos temperatūros, kokio iki 100 laipsnių Celsijaus ir pabaigsim jau apie 170-180. Taip rūkinant nuo žemos temperatūros iki aukštos temperatūros gaunasi geresnis skonis, mano nuomonė. Taip pat mėsa turi ilgiau laiko iššilti ir mažiau paskrunda, mažiau apdega iš išorės. Norint, kad viskas tolygiai ir pamažu kaistų, reikėtų minimaliai atidaryti ir viršų, ir apačią, ir tokiu atveju kepsninė iššils per ilgesnį laiką. Kepimo metu reikėtų apkeisti, apsukti tas kulšeles, kadangi jos yra ne visiškai vienodos formos ir ne vienodo dydžio, tai reikėtų pakeisti tiesiog jų vietą ant grotelių tam, kad kepimas būtų tolygesnis. Jeigu nedėsite prieskonių mišinio, kuriame yra cukraus, tai tos kulšelės bus šviesesnės. Šiuo atveju aš įdėjau prieskonių mišinį su cukrum, tai spalva yra šiek tiek tamsesnė. Jau kai ganėtinai viskas įkaista, tai reikėtų pradėti tikrinti temperatūrą. Tikslas yra pasiekti temperatūrą virš 80 laipsnių Celsijaus, nes kulšelių viduje yra nemažai kaulų, dar tokių specifinių kalakutienai, tai visa tai turėtų gerokai įkaisti. Kai jau pasiekia virš 80 laipsnių, galima nuimti ir niekada nepalieku grotelių ir nulašėjimo indo kamadę. Tokiu atveju tiesiog nepritraukia papildomai kvapų ir mažiau viskas prisvyla. Nuėmus bet kokį didesnį gabalą mėsos nuo kepsninės, reikėtų leisti jam truputį pagulėti ir kad pasiskirstytų sultis ir baigtų kepti savaimės. Kiek to laiko reikia priklauso nuo gabalo dydžio, šiuo atveju apie 20 minučių. Kepant kulšeles kalakuto yra pagrindinis trūkumas, kad viduj dar yra papildomų kaulų, kurių vištienoje pavyzdžiui nėra. Tai šiek tiek sunkiau pjaustyti, bet tikrai yra skani mėsa. Nors pagrindinis čia turbūt dalykas yra tai, kad labai įspūdingai atrodo ir tikrai įdomu kepti. Man labiau patinka vištiena, bet kalakutiena irgi yra labai skani mėsa, gal šiek tiek yra kietesnė, tvirtesnė, bet tikrai didelis efektas yra vien iš pačio dydžio kulšelės, tai labai įdomus kepsnys ir tikrai rekomenduočiau pabandyti išsikepti.
skanaus ir iki kito karto.